šarvuoti perka įvairias duris, spynas ir pasirodo, kad kartais nežino, ką perka. Mes atliksime eksperimentą ir parodysime, kokias šarvuotas duris įsigyja tūkstančiai ar dešimtys tūkstančių žmonių. Sostinės centre praeiviai matys ir vertins šias duris, kurias lauž tariamas plėšikas. Daugelis durų įvertinamos pagal įsilaužimą pro jas. Pagal tai joms ir suteikiamas skirtingos saugumo klasės. Įsilaužimas yra matuojamas pagal kiekvieną klasę turi tam tikrą laiką ir tam tikrus įrankius. Jeigu antrai saugumo klasėje užtenka prastesnių įrankių ir trumpesnį laiką, tai trečiai atitinkamai eina ilgesnis laikas įsilaužimų duotas ir sudėtingesni įrankiai, ketvirtai dar labiau. Jeigu, tarkim, ketvirtai jau naudojami įlaužtojai, o šeštai jau naudojami didžiulės darėlės, pjūklai, todėl paprastas duris visiškai lengvai išpjauti. Beje, apie tokių pigiai prekybos centruose parduodamų durų saugumo klasę net neužsimenama, nors prie kainos nurodyta, kad tai šarvuotos durys. Šios ar panašios durys kainuoja 100 ar 300 litų. Čia mes matome tipiškas kinietiškas skardinės duris, kurias parduodančios įmonės dažnai pristato kaip šarvuotas duris, nors akivaizdu, kad jos nei su šarvais, nei su saugumu neturi apskritai nieko bendro. Jos yra gaminamas iš labai pilnos skardos, neturi jokių sutvirtinimo elementų. Spynos jose įmontuotas yra tiesiog seifinių spynų imitacija, nuo pati varčia yra užpildyta tiesiog popierinių beverčių užpildu. Todėl jos yra ne tik nesaugios, bet ir labai prastai izoliuoja garsą bei šilumos pralaidumą. Tačiau ar verto šios durys savo pavadinimo ir kodėl jis toks? Nusprendžiame praeiviams parodyti, kas slepiasi už beveik 300 litų kainuojančių šarvuotomis vadinamų durų pavadinimo. Vagis šį kartą bus toks, kokį galima vadinti mėgėjimu. Įrankiai patys paprasčiausi. Įdomu, ar šarvuotomis vadinamos durys atlaikys mėgėjo įsilaužimą. Tariamo vagies pasirodymas pritraukė žmonės. Mačiau, dėl to sustojo ir žiūri, įsižiūrė. O namie pas jūs kitokias duris, ne? Aš nežinau. Paprastai perkant duris taip, kaip tikriname dabar, vargu ar kas nors kitas tikrina. Netrukus pamatome, kad peilis ir suaugusio žmogaus jėga įveikti šioms durims nėra reikalinga. Keičiame įrankius, o smalsesni praeiviai patys pabando patikrinti, kiek tvirtos šarvuotomis vadinamos durys. Ai, visi dabar taip daro. Kad daro, kad tikras metalas. Tai tik aplėdavo viduj kas. Tokia. Pavyzdžiui, mikrofonis dizainiškai, kad nori. Tačiau ir nėra klaidinami žmonės įsigijantys tokias duris. Kad ir labai pigiai, tačiau ir pavadinimas skelbia, kad jos šarvuotos. Jų durims yra kilimų reikalavimai, tai turi būti šilumos nepralaidumas, garso izoliacija, vėjo nepralaidumas, oro skverbtis ir taip toliau. Šitos durys, aš manau, jos neturi nieko šitų, nes jie faktiškai tuščiai durys, kai viduje yra tokiais popierinis korys. O apie saugumo reikalavimus tai čia yra nulinis, nėra čia jokios saugumo klasės. Tai yra įėjimas į butus iš laiptinės, būtų vadinamos kaip vidaus durys, kai taikomi reikalavimai triukšmui, energijai ir sandarumui. Tačiau ant šių durų etiketės nebuvo nurodyta jos saugumo klasė ir apskritai jos nebuvo vadinamos vidaus ar lauko durimis, kuriams ir taikoma visa eilė reikalavimų. Ką daryti, jei įsigijus tokias šarvuotomis pavadintas duris, žmogus pirkiniu nusivylė ir nori jas grąžinti. Turi kreiptis į tam tikras institucijas, turi rodyti, kad tos durys netitinka tam tikrų reikalavimų keliamų, netitinka, kas yra išduota tiktais deklaracijai. Žinoma, įsigijant duris būtina reikalauti, kad jums pateiktų, kai sumultavo ties deklaraciją, kad turi būti išdėstyti visi tom durim parametrai visi, kas yra garsas, šiluma, sulaužimo lygis ir taip toliau, kad paskui galima būtų kviesti tam tikras institucijas ir įrodžius, kad jos netitinka tų reikalavimų, tarkim, garso izoliacija, jeigu jos netitinka, jeigu deklaruota buvo 43 decibelų, jau ten paaiškėja, kad yra tik 35, nes tai yra labai nesunku patikrinti. Tačiau yra nors kartą uždrausta duris gaminusiai įmonė ir meistrui pardavinėti savo produkciją. Valstybinė maisto produktų inspekcija šiemet dėl nekokybiškų lauko ir vidaus durų yra gavusi beveik 30 žmonių skundus. Daugiau nei pusė jų pasitvirtino. O vienam pagal verslo liudijimą dirbusiam meistrui apskritai buvo uždrausta verstis durų gamybą. Gamino nežinomas kokybės duris ir taip pat, kadangi dėl jo to durų buvo nemažai vartotojų, užsakovų skundų. Tai mes patikrinę jį ne vieną kartą, jam nurodymus vis pateikdavom, tačiau jis nesitvarkė, teko jį sustabdyti tą jo, galima sakyti, laiką. Tokiais dalykais užsiema dažniausiai tokios įmonės, kurios tai vadinamos vienadienės įmonės, kur atsidaro, pagamina kažkiek tai, išparduoda durų ir paskui uždaro tą įmonę, nes nebereikia garantijos įsipareigojimų prieš gyventojus. Arba apie ypač labai dažnai kas dirbam patentų
dabar jau verslo liudijimus. Nes jis vieną dieną dirba su vienu verslo liudijimu, kitą dieną gali kitų dirbti. Atsakomybės neneša jokios. Panašu, kad neatsakingai elgėsi ir šias duris montavę specialistai. Tai mūsų eksperto pateikta medžiaga. Joje matyti, kiek saugus butas, kuriame įrengtos, ne 300, bet keletą kartų brangiau kainuojančios duris. Kas jas gamino ir įrengė, savo darbą išmanė prastokai. Porą minučių ir vagis jau svečiuose. Durų konstrukcija pagaminta tiesiog kaip elementari metalinė dėžė, o ne laužimui atspari metalinė durų konstrukcija. Todėl laužiant, durų varčia deformuojasi, stakta irgi atsilenkia ir lengviau spynų kaiščiai ir lengviau iškraunami iš staktos. Spyna, kaip matėte, irgi yra neapsaugota visiškai, todėl laužimo metu irgi taip pat pasilenkia, stakta pasilenkia ir kaiščiai išspjaunami iš staktos. Nors sostinės centre laužtuvų net neprireikia. Čia dorojamas gerokai pigesnis beveik 300 litų kainuojančios duris, kurias prekybininkai vadina šarvuotomis. Net nepastebės, kaip kaimynai paskinimus laužėsi. Čia yra skaudesnė kartais tas skarda, kai daro. Nu, bet va matot. Duriam važiuojame. Apgavystė, sakot, ar ne? Žinoma, kad galima. Ar tai ne apgavystė, paklausime ir pardavėjų, todėl keliausime ten, iš kur durys ir pirktos. Kaip mums sekėsi ir ar pardavėjai pripažino, kad pardavė nešarvuotas duris, sužinosite šiek tiek vėliau. O dabar parodysime ir dar vieną namų saugumui reikalingą prekę, kuri irgi vargu ar verta savo pavadinimo. Tai seifinė spyna, tačiau spynų meistras ją vadina seifinės spynos imitacija. Medžiagos panaudoti nelabai kokybiški. O šiaip tai vaizdas gana neblogas. Mažai skiriasi nuo spynų, kur yra rimta firma, reiškia, kur kokybiškai viską padaryta. Bendras vaizdas labai panašus yra. Bet atrakinimo principas visiškai kitoks. Paties atrakinimo principo žinoma nerodysime. Nenorime, kad kas nors nemokantis jos atrakinti išmoktų, kaip tai daroma. Tačiau vagys besiruošiantis apiplėšimui žino, kaip ją atrakinti. O tokia spyna tampa lengvai ir tyliai įveikiama kliūtimi greičiau nei per 5 minutes. Turi būti informacija, ar atrakinama šitą spyną su visračiais ar ne. Jeigu atrakinama, tai iš karto reikia atidėti iš šono tokią spyną ir paieškoti ką nors geresnį. Tačiau ir gera seifinė spyna ne visada gali apsaugoti nuo įsilaužimo. Žinoma, daugybė apiplėšimų, kai vagys pragrėžia pačią spyną, jei nėra apsaugota. Vagiai labai tyliai to daro. Jeigu nestovi kietmetalio apsauga prie spynos, ir galima laisvai pragręžti tą metalą, nes šio spynas yra paprastas. Su rankinė drėlė galima labai lengvai pragręžti skylutę. Praktiškai niekas ir negirdės. Bet jeigu stovės kietmetalio apsauga, su rankinė drėlė jūs jau nieko nepadarysite. Patikrinti, ar čia yra plokštelė iš kieto metalo ar iš paprasto metalo, tai reiškia, jūs galite paimti į ranką ir plokštelė turi skambėti. Jeigu skamba gražiai, reiškia, metalas yra grūdintas ir tokią plokštelę reikia apsaugos. Na ir dar viena, pati paprasčiausia spyna, kurios spyna taip pat nelabai pavadinsi. Šia dalė yra neapsaugota nuo visokšio atrakinimo, neapsaugota nuo įsilaužimo. Tai yra tas toks pigiausias, paprasčiausias variantas. Dauguma žmonės galvoja, kad to pilnai užtenka saugumui, bet čia yra netiesa, nes širdelę atrakinti galima nuo 10 sekundžių iki porą minučių. Spynų atrakinimo specialistas tvirtina, kad įrankius turintys vagys tokias 14 litų kainuojančias spynas ypač mėgsta. Jos atrakinamos tyliai ir greitai. Širdelė yra pasukta, reiškia, jūsų durys yra atidarytas. Na, dabar sugrįžkime prie mūsų išbandytų šarvuotomis vadinamų durų. Su pirkiniu keliaujame atgal prie parduotuvės. Dabar patys pardavėjai galės pamatyti, ką jie parduoda. Netrukus jie ateina pažiūrėti, ką atnešėme. Etiketės buvo parašyta, kad šarvuotos tos durys, o jose šarvoje, ką aš nematau. Žinau, gaminta prekė yra mechaniškai. Jeigu jūs manote, kad jos nešarvuotos, tai gadinti prekės. Gadinti gal ir nereikėtų, tačiau įsitikinti, kas yra šarvuotomis vadinamų durų viduje, radome vieną būdą. Bet tai čia šarvas ar čia skardai yra tokia, kas čia?
Skarda su kodu. Skarda, bet jūs parašėte, kad šarvuotas. Sulaukę tokio prisipažinimo sutinkame, kad prekės negrąžinsime ir pinigų mums nereikia. Tiek jau to. Tačiau dabar mums rūpi, kad kiti žmonės žinotų, ką perka. Bet jūs vis tiek savo parduotuvėje, konkrečioje parašėte, kokie šarvuotos durys. Gerai, aš jas pasiimsiu, tarkim, gerai, aš įsitikinau, pasižiūrėjau ir aš jums irgi aš parodau jums, kas yra durys, kai aš norėčiau, kad jūs etiketėse pataisytumėte ir parašytumėte, kad šitos durys yra skardinės, o ne šarvuotos kokias. Aš nereikalauju iš jūsų pinigų, aš pasiimsiu šitas durys, ar jūs parašysite, ar ištaisysite pavadinimą. Nu, bet kas pasakys, kad jis nešarvuotas. Čia atitinkamo lygio, atitinkamos klasifikacijos, kaip nori būti. Čia yra šarvas, skarda vadinam šarvą. Apskritai, tai yra neseifinės durys, tai yra skirtingų durys, tai yra tik neseifinės durys. O pavadinimą taisysite ar paliksit šarvuotą vis tiek pas save parduotuvėje dabar? Specialistai, suprasme, kaip kas tiksliai turi veikti. Kaip lengvai veikiama šios durys parodėme ir valstybinės nemaisto produktų inspekcijos darbuotojams. Artimiausiu metu turėtų paaiškėti ir prekybininkai teisingai informuoti, kai jie parduodami tokias duris. Na, o mes atsisveikiname su parduotuvės darbuotojais, neprašėme grąžinti nė lito už tokias duris ir jas įsinešėme. Žinoma, su viltimi, kad daugiau parduodantis daiktą prekybininkai rašys tiesą etiketėje, kad skarda vadins skarda, o popierių popierinė. Ir tai viskas šį vakarą. Pasimatysime jau kitą savaitę. Na, o jūs rašykite ir skambinkite mums redakcijos telefonu. Ir pasakokite savo viešąsias paslaptis. Ir likite su Lietuvos televizija. Iki.